Visiems labukas dar kartą. Šiandien aš čia turiu kalatėją orbifoliją. Šitą gėlytę nusipirkau su nuolaida parduotuvėje. Ji buvo visiškai nuvytus jau gan senokai, prieš 3 mėnesius. Bet jin vargšė pas mane dar nepersodinta, tik tiek, kad aš ją iškart palaisčiau ir ji man bent jau atsigavo, nes buvo tam kartu ir lapeliai visi nuvyti. Auga pas mane šiauriniai pusėj vonioj, prie stoglangio šviesos. Ir, lapai tokie gelsvi, aš manau, dėl to, kad jai jau nebeužtenka vietos, kur augti. Sako, kad kalatėją orbifoliją labai sunku auginti. Na, mano nuomonė, tikrai nebuvo ją sunku atgaivinti po to, kai ją nusipirkau apvytusią. Dabar bandysiu persodinti ir žiūrėsim, kaip ji augs. Čia matos, pažiūrėti reikia, kaip čia jos šaknis. Oi, sunku ir iš vazono išimt. Ten įtarimas yra, kad tų šaknų labai daug, užtat vargšiai ir... Va kiek šaknų. Tikrai daug šaknų. Na, nuimsimės jos apdžiūvusius lapelius. Kažkiek nuimsim viršutinį gruntą. Kalatėja mėgsta šviesą, bet netiesioginius saulės spindulius. Taip, kad jai tinka rytinė arba, kaip pas mane auga, šiauriniai pusiai. Buvo man mintis tokia, kad gal, sakau, lapai pradėjo netokie ryškus būti dėl to, kad per mažai šviesos. Gal reikėjo jai rytinę saulės pusę. Bet, pažiūrėsim dabar, kai bus, kai persodinsiu. Ir pastatysiu vėl atgal į vonios kambarį, nes kalatėja mėgsta drėgną orą, o vonios kambarys, kaip jau visiems aišku, tikrai būna drėgniausia patalpa namuose. Na, gal virtuvė taip pat, bet... Tai vat, nuimame šiandien visus sudžiūvusius. Labai nenoriu uždraskyti, čia nors vidury atrodytų, kaip ir yra gal papūję kažkiek, bet... O gal iš ten išaugs kažkas. Norėtus nuimti ir viršutinio dar to grunto daugiau, bet kad jisai tiesiog su šakniam visas jau. Taip, kad net nėra čia ką nuima. Galvoju, sodinsiu į va tokį vazoną. Jisai gan gilus yra, bet aš apačioj drenažą padarysiu su keramzitu. Bet. Na, iš tikrųjų, tai galėtų jis truputį ir platesnis būt. Reikia palaukti, susirasim kitą vazonėlį. Na va, radau vazonėlį, vis dėlto dėsiu į plastmasinį. Vazonėlis jau gal netgi per didelis, bet nemanau. Jis negali būti didesnis negu labai didelis, centimetras, pusantro, kaip matosi, kad šaknim būtų kur augti, bet ne per daug ir greičiau pradėtų pats augalas augti. Tai vat, įpyliau truputį keramzitų, pirštinių neapsimovau, tiek to jau. Biškį užpildom
apačioj žemė čia nelabai gerai padariau, bet tiek to. Nuimsiu keramzitą truputį. Iš dalies nelabai jo čia reikėjo, nes vis tiek vazoniukas su skylėm. Bet kalatėja mėgsta drėgną orą, tai automatiškai bus daugiau drėgmės iš apačios eis. Taip, statom kalatėją. Va. Na ir užpildom kraštus žemė. Pats tas tikrai ne per didelis ir ne per mažas. Nesuspaudžiu aš. Iš tikrųjų labai gerai nepasiemus dabar, paimsiu su žirklėm aš, kad labai gerai su griliaus pagaliukais yra užpildyta tarpą žemėm. Dabar su žirklėm užpildysim. Bus labai faina pasižiūrėti, kaip jie augs. Nes jau senai vargšė laukia, kad aš ją persodinsiu. Ir aš vis iki jos neprieidavau ir neprieidavau ir neprieidavau. Dabar net nežinau, sakiau, nesakiau, gruntas mano. Šiaip beje, kalatėjos mėgsta, kiek girdėjau, aukštesnį gruntą. Aš net nežinau, matyt, kad nėra labai jau jis rūgštus. Bet dabar kaip pagrindė visas gėlės aš taip sodinu. Gėlių žemė, perlytės, vermikulytės. Truputį anglies medžio. Buvo mintis įdėti samanų, kad parūgštint. Bet, nu, matysim, kaip augs. Jau kažkas jau, jei nepatiks, gal ir persodinsim. Nebijokim taip pakratyti vazoniuką, kad sudėrėtų visą žemę į tarpus. Man taip tą lapuką norėtųsi ir nukirpti, gal. Aš manau, kad aš taip ir padarysiu, kad jį neeikvotų energijos negražiem lapam, o kuo greičiau išleistų naujus gražius. Aš va tuos, o šitą irgi paimsiu ir nukirpsiu. Va. Dar irgi yra nelabai gražus, bet jau nepaliksiu visiškai be lapų. Na ir palaistau. Kaip sakiau, keliaus ant šiaurinės palangės, prie stoglangio, į vonios kambarį ir pažiūrėsim, kaip jauks. Tai tiek. Na ir šiandien dar persodinsiu vieną savo augaliuką, tai juką. Gavau jį šį savaitgalį. Svečiuose buvau pas draugę Vokietijoje ir ji nemėgsta turėti daug augalų namie ir tiesiog man įkišo per prievartą, sako, imk, vežkis, vežkis, vežkis.
Na ir pas ją čia buvo tikrai net sausas, bet dar pakankamai gražus. Kaip matom, juką turim. Žiūrėsim, ką mes čia turim. Na, aš dabar ją tik nesenai palaisčiau, tai visa šlapia. Ir iš tikrųjų nelabai ją reikėtų gal ir persodinti, bet aš pabandysiu paprasčiausiai jai pakeisti žemę. Nuimsiu viršutinę ir paliksiu tam pačiam vazone. Aš ją net nes jai čia tikrai, jai tikrai labiau patiks augti tokioj puresniai žemėje, kur aš turiu padarius su perlitu, vermikulitu, puresnė. Na, daug labai nerdysiu. Juk aš šiaip lengvai auginamas augalas, tai iš bėdos augtų ir paprastoj žemėje. Truputį dar turiu keramzito nudžiugino. Na ir kažkiek ant dugno paspaudžiam ir paprasčiausiai užpilam šviežiu gruntu. Manau, kad jai tikrai turėtų patikt čia. Gruntą sudaro gėlių žemė, vermikulitas, perlitas, grunto pusė, paskui vermikulitas, perlitas, ne kokoso čia čipsai, o kakavos čipsai. Tikriausiai jie taip vadinami, aš bent jau juos taip vadinu, kakavos kevalas. Ir dėjau truputį medžio anglies, paprasčiausiai tiesiog iš savo židinio išėmus. Medžio anglis naikina visas bakterijas. Biškį paspausdam, bet jau jaučiasi, kad nebijokim pakratyti, kad subirėtų į tarpus labiau. Tai gal norėjos truputį, kad į giliau būtų. Nu, bet šaknų kaip ir nesimatomi. Tikėkimės bus gerai. Tai va. Nežinau, gal dar kažką persodint prie to pačio. Jau taip įsibėgėjau. Žinoma, nepamiršt palaistyti, nors gal iš dalies ir labai dar nereik laistyti, nes šaknis labai drėgnos buvo. Gal net jukos nelaistysiu, bet būtinai reikia nuplauti jos lapelius. Nes labai apdulkėja, kad galėtų geriau kvėpuoti. Va čia turiu palmytę. Šiaip parašyta, nežinau kaip jį vadinas, bet parašyta šamaderėja. Gal kažkas žino, kaip jin tiksliau vadinas. Aš tik žinau, kad kažkaip tik kaip ir mini palmė nėra. Mėgsta šviesas, tiesioginės gal visiškai saulės spindulių nemėgsta, nes nudega lapai, bet daug šviesos mėgsta. Čia pas mane stovi virtuviai. Matot, jinai tokia truputį irgi nelabai gražiai atrodo, bet aš vis galvojau, dėl to taip yra, kad jos paprasčiausiai šaknys jau paviršiai, va, kaip matot.
Tai vat. Ir iš tikrųjų kažkodėl jos lapeliai vat nelabai gražiai auga. Gal dėl to, kad tas gruntas jos nelabai koks. Reikėtų persodinti irgi. Tai vat aš pabandysiu, kiek įmanoma, nuimti seną gruntą. Dabar jei neklystų, esu girdėjus, kad jos iš tikrųjų sunkokai perneša persodinimus. Ir beje, iš tikrųjų pirmą kartą man ji taip ilgai išsilaikė pas mane. Kiek seniau vis aš ją nusipirkdavau, tai visada apipuldavo voratinklinės erkutės, nugeltonuodavo lapukai ir mirdavo. O kaip suprantu, dėl to, kad jai patinka, kai ją purški, o voratinklinės erkutės atsiranda nuo sauso oro. Tai vat, kuo daugiau ją purkšt, kuo daugiau lapelius drėkint, tuo yra geriau. Tai vat, aš šį kartą ją pasidėjau prie kriauklės virtuvėj ir kiekvieną dieną jį gaudavo pas mane porciją vandens ant lapelių. Tiesiog tiesiai pakišdavau po kranu ir nuprausdavau aš juos. O taip aš čia išsaugau jį, tariu, jau gal aš metus jį pas mane auga, nesigirsiu negražiai. Bet bent jau nemirė dar. Nu, pažiūrėsim, kas čia pas ją giliau, nes noriu atlaisvinti tą šaknį, kad suvienodint va šitą su. Bet matot, jau šaknis labai viršų ir čia yra šaknų. Tai norisi, kad jos vienodai būtų visos, daugiau mažiau. O čia vat ir. Na, darykim taip. Nuimkim jau visą tą seną gruntą, kiek įmanoma. Netgi bus galima į tą patį vazoniuką ją pasodinti. Ką daugiau aš apie ją galiu pasakyti. Labai įdomu, kas žinot, būtinai parašykit pavadinimą, aš irgi dar sužinosiu. Kiek pamenu, kažkas su palme susiję. Tikrai iš palmių giminės yra. Beje, šiandien yra kovo 25. Manau. Tai vat būtinai filmuosiu ir pasakosiu, kaip ji man toliau auga. Beje, dėl to ir noriu filmuoti ir dalinti su jumis, nes kiek seniau sodindavau, tai ir pamirštu, kada pasodinu, neužsirašau, ir čia nufilmavai, viskas aišku, o gal ir jūs kažkokių patarimų duosit, nes aš tikrai dar daug nežinau apie augalus, auginu daug jų, perku, vysta, vėl perku, kaip ir vat su paparčiais, beje, paparčiai man vis perku naujus ir vis aš su jais nemoku susidraugauti. Tai vat, beje, kaip ir šita palmytė jau pirmą kartą pas mane išsilaikė. Na, gal šitas vazoniukas ir per mažas bus. Nu, imkim va šitą. Naudosiu tą patį gruntą, žiūrėsim, kas bus su juo. Kas su jie čia gausis.
Kai sodini ir nefilmuoji ir pamiršti iš tikrųjų, ir ką sodinta buvo, ir kada, kokiu laiku. Čia labai pačiai įdomu iš tikrųjų, kai bus pasižiūrėti po kiek laiko. Nebijom taip pakratyti, kad žemė suveitų tarp šaknų visa. Nebijokim čia ir užpilt, nes, kaip matėm, darosi naujos šaknys ir aukščiau, taip kad turėtų išleisti ir paviršių naujų šaknų, kur užpilsim žemę. Truputį paspaudžiu, kad stabiliau stovėtų, bet irgi nesmarkiai. Vienas dar labai kreivai stovi, šakelė. Na, mano palmytė. Žinoma, nepamirštam palaistyti. Ir žiūrėsim, kaip jauks. Toliau laikysiu, čia yra pas mane pietų saulė. Pažiūrėsim, ar jai čia patinka, nes mažai iš tikrųjų jos gauna, nes yra toks užsidengęs stogas, tai negauna nedaug tiesioginių saulės spindulių. Pažiūrėsim, kaip jauks. Ir pasakosim. Tiek šiandienai. Iki visiems.